Na kągi, mano mėlyjeji, pristatau jums naują rubriką, serialų pradžią pavadinimu Aš ne elektrikas. Tai visų pirma, aš ne elektrikas. Aš tiesiog turiu basic žinias, kurias, manau, kiekvienam naudinga ir įdomu žinot. Daugiau mažiau kažkam labiau naudinga, kažkam labiau įdomu. Ir tokios vienos vietos, kur viską susitraukt gali, kaip ir nelabai gal yra. Žodžiu, tai va, tiesiog čia, kad būtų tokia viena serija, viena audio video knyga, basicinius tokius dalykus žinot apie elektrą, kur labai padeda ir automobilio remonte, nes tiesiog supranti, kaip dalykai veikia, kaip jie turi veikti, kas ką įtakoja ir panašiai, ir kaip gali manipuliuoti, arba kaip sugedus komponentui kažkas tai pasikeičia ir kodėl taip yra. Tiesiog viskas atsiveria, viskas aiškėja. Ir finale yra pagrindinis toksai kaip ir tikslas mano, kad kiekvienas, kam įdomu, kas domisi ir kas žiūrės ir įsigilins, tiesiog svarbiausia yra, kad įdomu būtų, nes aš stengsiuosi pasakoti labai paprastai. Ir reiškia, kad epizodų pabaigoje kiekvienas norėdamas galėtų tiesiog pasijungti programuojamą kompą į mašiną. Tai kas neplanuoja net ten kažkokio kompo jungti ir atrodo, kam čia man reikia žinot, kaip kompą jungti. Čia yra visa esmė, kokia informacija reikalinga, kad galėtum kompą pajungti. Turint tą informaciją, tau atsiveria akys, kaip veikia aplamai variklis, kaip originaliai, va tiesiog. Yra gedimas kažkoks mašinoje, variklio ten, nežinau, nedirba laisvų, nesvarbu. Ir tu tiesiog logiškai galvoji, dėl ko taip gali būti. Gali būti kažkokie komponentai, ten kažkoks laisvos eigos vožtuvas ir panašiai ten, bet tu tiesiog tada jau turi galvoj, kaip jisai veikia. Kas ten gali neveikti, arba šito tipo laisvos eigos vožtuvas gali įtakoti šitą, o gal šito tipo jis negali įtakoti, o gal čia nėra jo. Arba, pavyzdžiui, tu tiesiog žymiai greičiau viskas ir paprasčiau gaunasi, kai tu žinai, kokie yra variantai, kaip veikia tie komponentai ir galbūt tų komponentų skirtingų tipų yra. Elektroninis droselis, neutroso droselis. Šita visa informacija, kai reiškia, jeigu tu žinai, kaip pajungti kompą, programuojama prie mašinos, prie variklio nuo nulio, tiesiog sukurti laidyną ir pasijungti. Tai tu žinai, kaip veikia visi komponentai ir tau lengviau žymiai diagnozuoti gedimus ir tiesiog per kokią mašiną paėmus. Aišku, kuo naujesnė mašina, tuo daugiau komponentų, tuo daugiau atsiranda kintamųjų ir visokių variantų, niuansų, bet tai tuo labiau mums padeda žinoti tą bendrą informaciją. Tai už tai manau, kad bus naudinga ir tiem, kas tiesiog dirba prie mašinų ir išstudijavę, supratę, išklausę šitą visą mano mokymą, kaip pasijungti kompą, kuris nuo nulio turėtų čia būti. Tai jiem tiesiog bendram išprusime ir remonte stipriai kartais gali pagelbėti. Nes tiesiog jie jau labiau link specialistų vais, o ne tų, kur tik tai tepalus, filtrus keičia ir kaladėlės. Bet galbūt nori jie kažką daugiau daryti ir geriau, ar tiesiog neužkliuvo akis už tos informacijos. Tai va, tai čia tikėkimės bus ta informacija. Daug dalykų yra tokių, kur labai sunku rasti, nes daugam savaime aiškus dalykas atrodo, o kai tu tiesiog nuo nulio pradedi aiškintis kažką, tai tau belekiek ten klausimų tarpe dar iškyla iki tos informacijos, kurią tau reikia sužinoti, kad ją panaudot, žodžiu. Tai bandysim tuos tarpus užpildyti, stengsiuosi, kai ką pamiršiu, kai kur galbūt klysiu, arba ne pats geriausias bus variantas, galbūt darau gal paprasčiau ir panašiai, bet tai nėra teisingiausias variantas, nors jisai veikia. Tai visi, kas žiūrit ir suprantat labiau, ta prasme, už mane matot, tai komentuokit, ką negerai sakau, pataisysiu sekančioje serijoje, galbūt sekančiam video kažkuriam, papildysiu ir panašiai. Taip pat ir kam kyla klausimų, ar kažką neaiškiai, ar kažką ne iki galo, ar kažkur tais nesueina dvi informacijos į vieną ir neišeina susumuoti, kaip taip, sakykim, kaip tai veikia, ar kažkur kažką praleidau, kas yra neaišku. Tai irgi komentuokit, rašykit sekančiam video, ar dar sekančiam papildysiu, paaiškinsiu iki galo, kad tiesiog norėčiau padaryti tokį kaip pilną paketą, kur nuo nulio tu gali viską pamatyti, kaip kas yra, išsiaiškinti. Ir reiškia, pilnai supranti, ne pilnai, aš pats pilnai nesuprantu, aš suprantu basic dalykus. Tai reiškia, kad tą basic paketą visą turėtų kiekvienas, kam įdomu, kas žiūrės šitą seriją. Tai čia pirmasis epizodas, kur mes pradėsim, stengsiuosi bent jau, aš tai manau, kad nuo nulio. Ilgai galvojau, nuo ko pradėti, sakykim, čia komponentų visokių mes turim prisidėję.
Bet kad ir kiekvieną paėmus visą laiką pradedant galvoj dėliotis mintis apie ką, kaip pasakot, dar atsiranda dalykų, kur prieš tai reikia paaiškinti. Tai žodžiu, bandysim pradėti net ne nuo šitų dalykų, o nuo paprasčiausios elektros srovės, amperų, vatų. Nes irgi daugam yra nesuvokiamas dalykas iki galo. Aišku, ten toksai, kur yra pliusas ir minusas, tai turbūt visiems aišku. Visi akumą matę su pliuso ir minuso ženklu ir kad negalima sumaišyti. Nu, žodžiu, supratot esmę, tai čia tokių dalykų jau neaiškinsiu, nes, reiškia, nuo šito taško mes bandysime eiti į priekį viską ir išsiaiškinti. Tai čia turim visokių dalykų, kurių galimai šiam video net nepaimsim, žiūrint, kiek ten užtruksim su visom tom įžangom ir elektros pasakojimais. Bet čia turim tiesiog jungiklį, 3 padėčių, 3 kontaktų, 2 padėčių. Ką tai reiškia, vėliau išsiaiškinsim. Turim varžas, visokių yra įvairių, čia yra tik tai vieno tipo, jų yra visokiausių, irgi čia viską išsiaiškinsim. Čia yra diodas, taip pat išsiaiškinsim, kaip ką jisai daro ir panašiai, kur panaudojama ir taip toliau, visus komponentus čia. Čia yra kondensatorius, čia turim potenciometrą vienokį, čia turim žymiai mažesnį. Potenciometras giminingas yra su varža, irgi išsiaiškinsim vėliau. Čia visokių įvairių rėlių, nėra čia labai jų daug skirtingų, bet principe jos visos yra rėlės. Tai šitus visus ir taip toliau iki pat kompo pajungimo į mašiną aiškinsimės vėliau, o dabar eisim prie paprasto dalyko kaip elektra. Aš daugumos terminų pats nežinau, pats kai ką išsigalvoju kaip vadint, nes aš tiesiog nesu elektrikas, kaip ir sakiau, kaip ir jūs irgi dauguma. Tai nelabai matau prasmės skaityti dabar enciklopedijos ir sužinot kažkokius tikslius terminus, kuriuos bus sunku atsiminti. Tai taip tiesiog pasakosiu, kaip aš juos vadinu ir ką. Ir galit pataisyti komentaruose, kas daugiau išmanot, bet labai neteiskit, nes tiesiog man nėra įdomu baigti bakalaurą apie kažkokią elektronikos inžineriją. Man aktualu yra dalykai, kurie man yra aktualu. Ir aš esu labiau mechanikas, o ne elektrikas. Pabandykim išsiaiškinti, kaip veikia tie voltai, amperai ir vatai. Kaip čia kas, čia kur, čia ką. Visi turbūt žinom, kad 12 voltų yra dažniausiai mašinai. Ten elektromobiliai ir fūros visokios, tai neesmė, nesvarbu mums čia. Mes orientuojamės į mašiną tiesiog paprastą. Tai šiuo atveju čia jūs matot prieš akis reguliuojamą voltažo ir ampero maitinimo šaltinį. Jisai tiesiog imituoja bateriją, akumą ar bet ką, kas ten kažkiek paduoda voltų. Tai jeigu mes turim akumuliatorių mašinos, tai galite įsivaizduoti, kad aš naudoju akumuliatorių mašinos. Čia yra raudonas pliusas, juodas minusas, tiesiog šitie kontaktai. Jeigu akumą naudočiau, žymiai sudėtingiau būtų paaiškinti, kokie skaičiai, kaip kas ten veikia ir kaip kas vyksta, kai kažką pajungi. O čia viskas puikiai matosi, tai tiesiog dėl demonstracijos. Ir šiaip aš naudoju dažnai, nes šitą naudoti yra ir patogiau, ir saugiau, negu tiesiog nuo akumuliatoriaus laidus užsidėti. Mes tiesiog žinom, kad akumuliatorius yra 12 voltų. Tai pasidarom 12 voltų. Aišku, akumuliatoriui kraunantis, kai krauna generatorius, būna 14,1 plius minus. Kai užgesinam, krenta iki 13, 12, 11, priklauso kiek stovi, kokios būklės akumas ir panašiai. Bet vis tiek skaitosi 12 voltų sistema. Tai su voltais kaip ir aišku, bet kaip ir nelabai aišku, prie ko čia tie amperai ir vatai. Tai turime lemputę 12 voltų. Reiškia, jinai sukurta dirbti su 12 voltų. Įsivaizduojam, kad jūs esate lemputė. O maitinimo šaltinis yra barmenas. Jūs sėdit prie staliuko, barmenas atneša 12 bandelių, nes jums reikia 12 bandelių. Jūs nuo 12 bandelių, reiškia, lemputėje esanti pasitenkina. Tai barmenas atneša 12 bandelių, jau pasiruošęs, nes mes paruošėm jį. Ir dabar ką reiškia amperai? Amperai reiškia, kaip greitai barmenas tas bandeles sudės ant stalo. Tai priklausomai kokią lemputę jūs esate, ar jūs esate didelį lempą, kuri suvalgo daug bandelių per 1 sekundę, kokios 5 bandelės. Ar jūs esat mažytė lemputė, kuri vieną bandelę suvalgo per 2 dienas kokias.
Tai tarkim nustatom, kad barmenas atneša 12 bandelių, taip kaip jūs ir prašėt, ir deda ant stalo po vieną bandelę per sekundę, sakykim. O jūs, esantis lemputėje, norėtų gauti, tarkim, 3 bandelės per 1 sekundę. Tai ką jūs galit padaryti? Viena padeda bandelę, jūs suvalgot ir laukia, kol sekančią padės. Ir jūs toksai jaučiatės nepilnavertis, biškį neįvertintas, supranti, ir nebūsit labai patenkinti šito aptarnavimu. Bet jeigu mes padidinam, kiek aš sakiau, 3 bandelės, tarkim 3 bandelės per sekundę mes norim suvalgyti, tiksliau galim suvalgyti. Tai padarom, kad 3 bandelės per sekundę barmenas padės. Tai reiškia, kaip mes tik tai suvalgom bandelę, jau sekantį būna padėti ant stalo. Mes iškart pasiemam, suvalgom ir iš karto barmenas padeda sekančią iš karto. Ir be jokių stabdžių mes puikiai laimingi, žodžiu, išsišiepę. Tai toks ir yra principas, kad priklausomai nuo lemputės, kiek jinai nori tų bandelių suvalgyti, kiek jinai amperų nori suvalgyti, tiek maitinimo šaltinis turi paduoti tų amperų. Reiškia greitis, kaip jisai greitai paduoda tą 12 voltų. Jeigu mes padarysim, tarkim, kad jisai 5 bandelės barmenas paduoda, barmenas dės bandelės 5 per 1 sekundę, o mes suvalgysim vis tiek tik tai 3, mes negalim greičiau suvalgyti ir jokio pasitenkinimo čia nėra. Tai mes tiesiog valgom 3 bandelės per sekundę, o barmenas tiesiog sudeda jas visas, jau būna sudėjęs ant stalo, o mes kaip valgėm, taip ir valgom, mum jokio skirtumo, kad jas greičiau sudėjo. Tai lygiai tas pats ir su lemputė. Jeigu tu jai paduodi daugiau amperų, jinai veikia lygiai taip pat kaip ir su tiek, kiek jai reikia amperų. Pasižiūrėt, pasivaizduot, nusuksiu tą lemputę biškį nuo vaizdo, nes jinai labai plieskia. Ir aš aišku neatspėjau čia tų skaičių. Įjungiam. Kaip matom, jinai šviečia. Ima 4 amperus. Tai reiškia 4 bandelės, supranti, per sekundę valgo čia mūsų tais mato vienetais skaičiuojant. Ir jeigu mes dabar tos amperus iki 4, viskas taip pat kaip ir su 5. Bet jeigu 3 bandelės, kaip matom, jinai prigeso, jinai nelabai patenkinta, jinai nori daugiau, o 4 normaliai. Jeigu dar mažiau, jinai dar labiau prigeso, vos jau šviečia. Jeigu 1 bandelė, tai vaikeli, tai kas čia per maistas, pažiūrėk, jinai vos tik tai perčia. Tai esmė tame, kad toks ir principas, kad jeigu tu jai duodi bandelių tiek, kiek jinai nori, jinai viskas zaibys. Jeigu tu jai duodi ten iš vis krūvą, 10 bandelių per sekundę krauni ant to stalo, koks skirtumas? Vis tiek jinai 3 valgo ir viskas. Tai amperai yra toks dalykas. Kas tada yra vatai? Vatai tai yra tiesiog panašiai kaip amperai, tik tai perskaičiuota yra su amperais ir vatais, aš neatsimenu tiksliai kaip skaičiuojasi ten, dauginasi, kažkas dalinasi ir žodžiu gaunasi vatai. Principė čia vatai yra išskaičiuoti iš amperų su voltais. Tai tas pats, tik tai kitų matavimo vienetų. Tai čia, kaip matom, 48 vatai ir ant lemputės galim matyti, kad jinai yra reitinguota 55. Tai nežinau, 55 kodėl, tarkim, galbūt, jeigu, 55 vatai gaunasi ant 13 voltų. Tai vis tiek svyruoja voltažas tarp 12 ir 14 pas mašinas. Tai čia toksai kažkoks vidurkis išvestas. Galima sakyti, tas ant to pačio gaunasi, kad jeigu lemputė, sakytumėm, kiek vatų, dažniausiai sako lemputės kiek vatų yra. Bet galim ir sakyti kiek amperų. Tiesiog, kad amperų dažniausiai nenaudoja tokio, tiesiog taip nieks nesako. Tai visiems aišku su vatais visi naudoja tos vatus, nes kažkodėl tai. Bet principė mes galim ir amperais ir vatais pasakyti, kokio jinai yra galingumo maždaug įsivaizduot. Nes pavyzdžiui galim paimti ir mažą lemputę, kuri labai lėtai valgo bandelės. Šitą lemputę galbūt net savaitę kokią valgytų tą vieną bandelę. Galim pažiūrėti, pavyzdžiui, kiek jinai nori bandelių. Čia rašo, jeigu mūsų mato vienetais, tai 0,4 bandelės per sekundę jinai valgo. Tai mes 10 bandelių, 9-8, čia nėra ką, neverta net tiek dėtų bandelių ant stalo, nes vis tiek, tai kam ten tą barmeną apkraut, supranti. Tai mes šaunam, tarkim, 1 bandelę per sekundę. Visi laimingi, yra rezervo, supranti, 1 bandelį per sekundę, suvalgo mažiau negu per pusę. Ir viskas, ir visi ramus, visi laimingai gyvena, supranti. Nes jokio skirtumo, ar tu jai paduosi 10 amperų ar 1 amperą, jinai vis tiek pasiims tik tai 0,4.
Lygiai tas pats galioja su varikliukais, visokiais lemputėm, motoriukais, kitais visais prietaisais, bet kokį paėmus prietaisą, lygiai tas pats. Kiek jisai nori pasimti amperų, tiek jisai ir pasiema, kad mes jų daugiau duosim, tai jokios iš to naudos. Ieškojau lapo, ant kurio galiu papiešti ir suprantu, radau savo CV seną, kai buvo 22 metai piemburniam šitam. Galit paskaityti, kokią patirtį turėjau. Net pagrindinio diržo niekart nebuvau keitęs dar. Čia va turime pavyzduką, taip kaip aš pasijungęs buvau ant testerių, tik tai, kad čia akumas dabar pas mus. Jisai turi ten, tarkim, 300 amperų. Aiškiai, su kita ranka sunkiai sekasi čia man piešti. Ir viską realiai paduoda į tą lemputę, va taip. Tai jinai, aišku, dega, viskas ok, lemputė ten vartoja, tarkim, ten 0,5 amperų. Ir visi laimingi, kol nesusitrumpina šitie du kontaktai. Jeigu kažkokiu atveju jie susitrumpina, pliusas su minusu, nesvarbu, ar čia susitrumpins, ar čia susitrumpins. Tada bus trumpas jungimas ir visus tuos 300 amperų perduos ties tą vietą, kur susitrumpina jie. Pati lemputė, tai čia žodžiu principas paprastas jos veikimo. Vienas kontaktas būna pajungtas į pliusą, o kitas kontaktas būna į minusą, tai reiškia į korpusą. Ir šitie kontaktai yra su plonyte vėlelė sujungti. Ta vėlytė tiesiog taip stipriai kaista, kad pradeda šviesti ir štai jums ir lemputė. Čia principe irgi vyksta trumpas jungimas, bet kadangi ten plonytė vėlelė yra, jinai tiesiog yra per plona, kad tas trumpas jungimas duotų apkrovą. Jinai duoda apkrovą tik tai 0,5 amperų. Ten ant tiek čia yra trumpas jungimas. Jeigu stipresnė lemputė, tai reiškia ten tas siūlelis yra storesnis, taip primityviai šnekant, vartoja daugiau amperų, didesnis tas trumpas jungimas vyksta. Galima sakyti, visi prietaisai, kurie naudoja elektrą, jie sukuria trumpą jungimą ir taip jie veikia. Tai aišku, žodžiu, kiti komponentai, bet tiesiog jie taip veikia. Bet jeigu mes mechaniškai neapskaičiuotą trumpą jungimą padarom tiesiog va taip tiesiai, tai čia jau tas tikrasis trumpas jungimas gaunasi ir nekontroliuojamas amperų kiekis reiškia eina. Tai kad išvengti neplanuotos liepsnos užsitrumpina laidai arba komponentas lemputė, aišku, retai, kad tai gali užsitrumpinti, bet koks nors prietaisas nuo vandens, nuo gyvenimų gali užsitrumpinti viduje ir tada jis, aišku, kapoja visus amperus. Dalykai gali degt, svilt, tai tam naudojami yra saugikliai. Tai jau tiesiog vietoj to, kad mes tiesiai pajungtumėm, eina pliusas. Dažniausiai pliusas eina, nes taip yra šiek tiek saugiau. Štai, kad pliusas eina atskirų laidų, minusas eina per kėbulą. Prie kėbulo netyčia priliest laiduką mes žymiai daugiau šansų, kad galim. Ir jeigu mes šitą laiduką netyčia atsijungtų ar atjungtumėm ir priliestumėm prie kėbulo, tai vis tiek kėbulas yra minusas. Tai ar mes jį prijungsim prie minusą, nieks neatsitiks. O jeigu pliuso netyčia, jisai atšoktų, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, čia, tai ir prie kėbulo prisiliestų. Tada jau pliusas į minusą ir trumpas jungimas gaunas. Už tai dažniausiai ant pliuso dedasi saugiklis. Ir idealiausia yra kuo arčiau pačio akumo, kad kuo mažiau šansų, kad pakeliui iki saugiklio kažkur gali atšoktas laidas ir į kėbulą prisiliesti. Tai žodžiu, kad apsaugot šitą mūsų grandinę, įmetam saugikliuką, kadangi šitam lemputė valgo, ten tą, kaip sakėm, 0,4 amperioko. Tai 1 ampero jai pilnai užtenka. Jeigu 0,5, tarkim, amperų dėtumėm, kaip ir užtektų, bet gali saugiklis kaist, svilt ir per laiką perdegt, arba startuojant, arba šaltai lemputėje ir šiltai, ten irgi skiriasi šiek tiek amperažai momentiniai. Tai reikia kažkiek tai didesnį saugiklį įdėti, negu kad suvartojimas yra. Na ir principe viskas. Šita grandinė jau yra apsaugota. O saugiklis kaip veikia, tai irgi turbūt visiems plius minus aišku. Tiesiog čia yra 2 kontaktai storesni tokie ir tarp jų yra plonas apskaičiuotas laidukas iš tam tikro metalo, kuris tiesiog ties 1 amperu nudega. Tiksliau, jisai ne 1, bet virš 1. Jisai 1 amperą atlaiko, jeigu virš 1, jisai nudega. Tai reiškia, iki šitos vietos tarp čia ir čia yra 300 amperų, gali paduoti 300 amperų, ar bandytų paduoti priklausomai nuo to, ar laidai šitie einantys gali patemti 300 amperų. Jeigu negali, tai jie iškart susvils ir užsidegs. Jeigu gali, tai jie taip ir perduos. O už saugiklio, tai tarp čia ir čia maksimaliai 1 amperas, nes tiesiog saugiklis popt
ir tiesiog nutraukiama būna grandinė. Ieškos tiesiog silpniausios vietos tas trumpas jungimas, ką galima sudeginti. Na ir jeigu norim įdėti jungiklį, tai tiesiog už saugiklio irgi protingiausia dėti už saugiklio, kad tiesiog apsaugot grandinę nuo jungiklio, ar sutrumpintų tarpusavį, ar kažkur tai trumpintųsi, tai iškart saugiklis apsaugo, nudega ir viskas ok. Žodžiu, o šiaip su jungikliu tai irgi viskas aišku, apie jungiklius vėliau pakalbėsim, bet primityviai kalbant, tiesiog jungiklis irgi turi du kontaktus, ateina vienas į jungiklį, nuo jo lapcikė yra kažkokia tai atkilus ir kitas galas kontaktas kyšo šičia, tai jeigu šitą svirtelę perlenkiam į kitą pusę, čia yra ašelė, verčiasi visa, reiškia, jinai šitaip. Ir kai persiverčia taip, čia prispaudžia šitą kontaktą prie to ir susijungia grandinė, užsidega lemputė. Už tai mes galim ir nuo to pačio akumo ir užvest mašiną su starteriu, kuris irgi ima daug amperų, gal apie 100, 100 PM, 200, ten aišku priklauso ir nuo mašinos. Tai įsivaizduokit, starteriukas 150 bandelių per sekundę. Kokio barmeno reiktų. Na ir taip, atrodo, kad su šito vieta taip. Ir dabar kiti dalykai. Tai grįžtam prie mūsų didesnės lemputės, kuri valgo kiek ten 4 bandelės, sakė mane. 4 bandelės per sekundę. Ir įterpiam dar tokį ploną laiduką. Tai reiškia, dabar barmenas jau pats nepadavinėja bandelių, tiesiog toli nešt, tai kad jam nereiktų nešiot barmenui, tai jisai duoda padavėjui. Bet padavėjas, kaip matom, jisai toks nulėpęs, biški toks lėtas, toks negreitas. Tai, žinai, ir priklauso, kiek dabar tų bandelių jam reikės sunešiot prie to staliuko jums. Tai jeigu jisai spės nešiot, tai gerai. Čia, tarkim, barmenas Bobas, koks skirtumas, žodžiu, barmenas pasiruošė paduot 10 bandelių per sekundę. Bet mums nereikia 10 bandelių, tai galim padaryti 4 bandelės, nes mes žinom, kad daugiau nei, gerai, 5 padarom 5 bandelės, ramiai supranti, kad lemputė būtų soti, bandelių apsėdus, reiškia tiek, kiek jinai norės, tiek jinai pasims. 5 tikrai užteks, nes žinom, kad šita lemputė nevalgo daugiau nei 4 ten kažkiek virš. Na ir ką, pradėsim atidavimą. Barmenas, reiškia, paduoda šitam padavėjui tas bandelės. Kaip matom, padavėjas nešioja, bet pagal amperus, pagal bandelių kiekį, panašu, kad nelabai spėja nešiot. Biškį trūksta, nes jinai paprastai, galim pažiūrėti, jeigu išmetam padavėją ir iš karto barmenas duoda bandelės, tai kaip matom, 4 stabiliai, 4 su viršum bandelės per sekundę važiuoja. Jeigu įterpiam padavėją, tai padavėjas tik 3,5 bandelės per sekundę gali. Kur dabar dingsta? Tai padavėjas gali būti, kad biškį ir suvalgo, bet greičiausiai jisai nespėja nešiot. Greičiausiai nespėja nešiot bandelių. Kaip mes galim vizualiai pamatyti, kad jis nespėja nešiot bandelių. Padedam lemputę į šoną, kad jinai čia mums nespigintų. Mes dabar stebėsim padavėją, kas su juo vyksta ir pažiūrėsim, kur tos bandelės dingsta. Tai čia turime termovizorių. Matom, mano ranka šilta, nes aš supranti, esu gyvas žmogus ir kažką darau, judu. O padavėjas kol kas jisai ramus, nieks čia su juo nevyksta. Bet kai mes padavėją įdarbinam, matom, kad jisai šyla. Skaičiukas netgi nusitaikęs į tą vietą, 30 laipsnių. Tai reiškia vargsta žmogus. Labai vargsta, kadangi jisai taip kaista. Reiškia, kad jisai nespėja nešiot. Gali būti, kad netgi jisai perdegtų ir numirtų. Tai tai mes galime matyti vizualiai, kad jisai per silpnas šitas yra padavėjas. Tai ką, mums reikia tada, jeigu jau reikia nešiot tas bandelės kažkam, jas visada reikia kažkam nešiot, tai reikia upgraidinti mūsų padavėją. Gerai, kad nieko nespėjo atsitikti, nei padavėjai, nei niekam, visi sveiki gyvi, bet mes tiesiog laiku supratom, kad šitas negabus padavėjas ir tada pasisamdėm patyrusį, pasportavusį padavėją. Ir bandom jį įdarbinti.
ir pažiūrėti, ką mums pasakys tiek amperai. Mums amperai pasakys, ar jisai 4 bandelės per sekundę sunešioja šitas padavėjas. Ir kitas dalykas, su termovizorium mes matysim, kaip šitas padavėjas, kuris dabar visai šaltas yra, ar jisai spėja nešiot. Įjungiam. Ir galim matyti, kad padavėjas visiškai čilina. Jisai pats ramiausias žmogus pasaulyje, visiškai nieks nevyksta. Ir reiškia, kad jisai netgi per geras šitam darbui. Per geras arba tinkamas. Jisai ramiai savo, supranti, gyvena ir 100 metų gali gyventi be jokio vargo. Su tokiom apkrovom, supranti, vaikų žaidimai. Tai galim tiesiog tą panaudot visiems irgi prietaisam, kad kiekvienas laidas, kuriuo teka srovė, turi būti atitinkamai parinktas, ne per plonas, svarbiausia, ne per plonas, kad užmaitintų tas visas lemputes ir variklius ir motorus, tokiem kaip aušinimo ventiliatoriai, visokie radiatorių. Jie ypač jau nemažai tų amperų reikalauja. Ir parinkus nepakankamai storą laidą arba per ilgą laidą, nes logiškai, jeigu padavėjui reikia bėgti kilometrą arba reikia bėgti 10 metrų, tai jisai 10 metrų žymiai greičiau atbėgs ir nebus tokio vargo, kaip kad bėg 10 km tokiu pačiu greičiu pristatymu. Tai lygiai tas pats ir laidam galioja, kuo ilgesnis laidas, tuo labiau įtakoja jo storis, kad jisai kiek jis gali perduot bandelių per save per tą patį laiką. Ir reiškia, jo, kuo ilgesnis atstumas, tuo labiau svarbus yra jo storis ir tuo didesnis turi būti storis. Kuo mažesnis atstumas, tuo nėra tiek tragiška. Ir reiškia, ir netgi mūsų lieknasis padavėjas galbūt spėtų nešiot tas bandelės, jeigu būtų tik tai tokio ilgio atstumas. Bet mūsų padavėjas, lieknasis, gali aptarnauti visus vaikučius, pavyzdžiui. Nes vaikučiai daug nesuvalgo greitai, tai kaip irgi jokio vargo turėtų jam nebūti teoriškai, ne? Tai realiai taip ir yra. Ir galim tą ir pasitikrinti. Kaip matom, pagal amperus viskas kaip priklauso. Ir su padavėju ir be padavėjo lygiai tas pats. Termovizorius irgi sako, kad mūsų liokajus nieko čia nevargsta. Čilina savo ir viskas. Kiekvienas, supranti, asmuo turi savo darbą, savo vietą. Kiekvienas laidos storis turi savo paskirtį. Man atrodo visai gerai aš čia sugalvojau. Su tokiais pavyzdžiais, bent jau mano galvoje skamba, kad aiškiai, suprantamai. Tai jeigu ką, sakykit, ar pavyko man čia perteikti šitą visą principą su amperais ir voltais. Ir kas liečia sroves, tai kaip ir viskas aišku, manau turėtų būti jau. 12 bandelių norinti lemputė, norės visada 12 bandelių. Kartais gali sušerti ją ir daugiau bandelių, tai šiuo atveju jinai toleruoja ir 14 bandelių irgi toleruoja. Reiškia, jinai suvalgo. Bet žinot, kartais būna, kai apsėdi, tai būna blogai, gali ir mirt. Tai lygiai tas pats ir čia. Jeigu tu jai duosi, tarkim, kokia 16, 17 bandelių, tai jau yra tokia pavojinga riba. Jeigu tų bandelių nešersi labai greitai, kaip mes žinom, 4 bandelės jisai valgo. Tai jeigu 1 bandelę per sekundę duosi, kad jų iš viso 17 bus, tai jas spės suvirškinti, supranti, ir nebus kažkokio streso, gal netgi su tuo bandelių padavimo greičiu geriau nežaist. Čia yra ne tas dalykas, su kuo reikia reguliuoti, supranti, dietas. Dietą reikia reguliuoti su kiekiu. Jeigu jinai yra sukurta dirbti tarp 14 ir 12, aišku, mažiau, tai ir mažiau irgi išgyvens, bet nebus tiesiog patenkinta. Nebus tas darbo našumas toksai, kaip turėtų būti. Tai esmė, kad tiesiog reikia žinot, kiek yra sukurtas daiktas vartot voltų pirmiausia, o tada numatyti ar apsiskaičiuoti ar pamatyti, sužinot, kiek jisai amperų naudoja. Pagal tai parinkti padavėją, supranti, tai laidą reikia parinkti pagal tai, ne per ploną svarbiausia. O kiek amperų paduosi, tai svarbiausia, kad ne per mažai. Per mažai amperų jisai bus nepilnavertis arba gali šis neveikti, kai kuriais atvejais atsisakyti veikti. O jeigu per daug amperų paduosi, jis tiesiog vis tiek pasiims tiek, kiek jam reikia.
Tai ta pati lemputė, rėlė ar ten varikliukas kažkoks, tai jeigu su 5 bandelėm veikia, tai su 5 bandelėm viską darom ir reiškia taip ir yra. Lygiai tas pats ir su amperais, kaip greitai tas bandelės gali jisai 5 bandelės iš viso suvalgyti, bet jis jas labai greitai nori suvalgyti. Nebūtinai reiškia, kad jisai mažiau bandelių suvalgo, tai nereiškia, kad jisai jas lėtai valgo ar lėčiau valgo. Gali būti čia atvirkščiai, bet čia tiesiog čia yra kiekis bandelių, o čia yra kaip greitai suvalgo tą kiekį. Tai kiekis bandelių gali nužudyti, o kaip greitai, tai jisai vis tiek valgys taip greitai, kaip jam reikia, nesvarbu, kiek mes jų duosim. Tai aišku, mes galim ventiliatoriaus greitį reguliuoti, paduodant arba mažiau bandelių, arba lėčiau jas paduodant. Galim ir pademonstruoti tokį dalyką. Na ir čia pasijungėm ventiliatorių mes. Tokį supranti, turbo. Aš net nežinau, kiek jisai amperų naudoja, bet mes matom, kad 12 voltų. Tai pasidarom 12 voltų. Čia amperų riba 5, bet aš manau, jisai tiek net nevalgys. Pasižiūrim. Jisai valgo 0,27 amperų. Pagal garsą galim girdėti greitį jo. Tai aišku, amperų skaičiant, didinant, nieks nesikeičia. Nebent pasiekėme tą vietą, kur yra ta riba jau kiek jisai nori valgyti. Tai toks reguliavimas yra įmanomas, bet jisai biškį nestabilus ir, žodžiu, priklausomai, jeigu voltažas pakinta, tai tada jau pagal amperus vėl greitis pasikeičia. Tai su voltais geriau veikia tas reguliavimas greičio, bet čia irgi viskas priklauso labai nuo koks motoras yra ir kokios mūsų galimybės. Nes dažniausiai tai mes negalim koreguoti voltažo ir amperažo. Aišku, yra variantų visokių ten su vėliau, kur aiškinsimės komponentais kaip varžos ir visokių voltažo reguliatoriai, bet dažniausiai, tarkim, kai mes norim ventiliatoriaus greitį keisti, tai ten jau yra fiksuoti dalykai. Nors senesnėse mašinose, pavyzdžiui, pečiuko ventiliatorius, kur yra padėtis, kad viduj mums pūstų pirma padėtis, antra ten, tai ten yra varžos principų. Viskas veikia varžos pagalba. Tai reiškia, varža tai riboja, kiek amperų gali būti paduota. Barmenas paduoda padavėjui bandelę, prieš padavėjui paduodant bandelę, reiškia mūsų lemputei, dar tarpe stovi varža. Ir varža reguliuoja, kiek maksimaliai gali atiduoti tų bandelių. Ir viskas priklauso, kokią varžą mes įdėsim. Toliau, kas liečia varžos, tai galbūt netgi sekantis mūsų bus etapas video, nes atrodo čia lygtais kaip ir baigėm. Bet yra labai daug niuansų su varžom, nereiškia, kad tiesiog įmesi bele kokią varžą ir viskas veiks. Yra parinkimas pagal aplikaciją ir žodžiu taip toliau.